Ir duotas startas Sonata Tamošaitytė ketvirtuką. Subėga 3 greičiausias sportininkas patenka į finalą. Sonata bėga. Manau, pasirodymas neblogas. Pusę savo darbą jau padariau ir patekau į finalą. Dabar finale reikia kovoti. Kaip galvoju, kaip finale seksis? Reikia daryti viską, ką galiu ir seksis gerai, nes tikrai galiu laisvai bėgti finale. Gerai. Taip. Šį kartą jau tikrai reikėjo, norint patekti į finalą, reikėjo bėgti tikrai ne pusė jėgos. Ir 13:10, manau, įrodo, kad nebėgu pusė jėgos. Tai tas bėgimo takas tai toks blogas, kaip ir sakiau dabar per interviu, kad norint bėgti 13:10 šitą takų reikėjo tikrai dėti daugiau pastangų negu Belgrade. O namuose geriau bėgti, vis dėlto kažkokia atsakomybė didesnė yra? Yra atsakomybė, žinoma, didesnė, nes daugiau žiūrovų, daugiau lietuvių, daugiau kas žino, kas tu esi, bet reikia atsiriboti nuo viso to ir daryti savo darbą. Patenkintas, iš tikrųjų. Džiaugiuosi, asmeninis rezultatas 4 vieta. Gerai. Ar trūko iki pirmų 3 anglų? Iš tikrųjų daug. Šiai dienai stipresni, jau nieko nepadarys. Iš tikrųjų džiaugiuosi. Buvo gal galimybė šiandien šiltas oras, Vėjukas sakė, buvo galimybė daryti asmenį. Biškai pritūko iki 3 vietos, bet džiaugiuosi iš tikrųjų. O kaip sako, 4 vieta tokia skaudinė, skaudu truputį, kad iki medalio tiek nedaug trūko? Gal širdį kažkiek skaudu, bet sakau, didesnė laimė, kad 4 vietą Europoje pirmą kartą asmeniškai dalyvauju. Netikėta, iš pradžių būtų pasakęs, kad prieš mėnesį 4 vietą būčiau nepatikėjęs. Pavyko viskas super, pats rezultatas kalba už viską. Ar tai buvo didelė parodė, ar pergalė apie Vėjuko? Ne, tiesiog nebuvo aiškios favoritės, buvo visos merginos stiprios ir buvo jėgos apylygės, tiesiog šiandien aš buvau stipriausia. Laikas man ne tiek svarbu, kiek vieta, bet laikas visai neblogas, 37 pakankamai aukštas rezultatas tokiose varžybose. Neskaitant to, kad aš dar tik tai porą dienų turėjau poilsio. Gal aš šiek tiek pailsėsiu, o po to jau reikės galvoti apie tolimesnius startus ir pergalės. Ne, visgi skaityčiau olimpiados pusfinalis didžiausia pergalė. Apie šventimą dar nepagalvojau, nes dar laukia estafetė ir visos merginos ruošiamės kartu ir esame viena komanda, taip kad po visų varžybų tik tai galėsiu sau leisti šiek tiek pailsėti ir atsipalaiduoti. Irina Grinčikaitė, Lietuva.